O ir šiaip tas meditacijas galite pasidaryti, kam sunkiau pasėdėti, tai tos ypač, kuriuose yra kalbama meditacijos, tai jos yra lengvesnės, protas lengviau susikoncentruoja į pačią meditaciją, negu kad šiaip paimti ir atsisėsti. Iš papradžių gali iš tikrųjų būti sunku atsisėsti, nes kaip ir nesupranti, nei kur žiūrėti, nei kas čia vyksta, nei... Nu, toksai gali būti protui toksai nešokas, bet jisai nežino, kaip čia pasakyti, kur jam nusiduoti. Tai tos, kurios veda, tos meditacijos, tai jos yra lengvesnės. Ir po to po truputėlį gerai būtų pereiti prie sėdėjimo jau tyloje. Bet turėkite omeny, tie, kurie medituojat, kad protas nurimsta maždaug po 20-30 minučių aprimsta. Negaliu sakyti, kad visiškai nurimsta, bet aprimsta. Ir realiai, kai jūs sėdit ir kai jau jūs gaunat tokią mintį, nu, davai, užteks, kiek jau čia mes čia sėdėsim, tai jūs turite sėdėti dar sėdėkit. Yra toks posakis, jūs turite persėdėti protą. Ir tik tai tada atsiveria tokia vidinė tyla, ta tikroji. Aš žodžiu, kai gauna tą ženklą, jau kelkis eik, jau reikia eiti, jau ką tu čia sėdi, jau čia tiek laiko praėjo ir bla 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 visus šitos, tai ženklas yra, kada reikia sėdėti.